Petriešiūnų kaimas, Petriešiūnų piliakalnis. Čia žmonės gyveno jau prieš mūsų erą. Čia šito piliakalnio papėdėje 100 metų įsikūrė žmonės. Čia mūsų šaknys, čia mūsų tėvų šaknys, mūsų gilių protėvių šaknys, kurios išaugino nemažai garsių asmenybių. Viena iš jų – Jeronimas Garolis. Apie jį ir norėtume šiandien daugiau papasakoti. Tūkstantis 900 metų lapkričio 17 dieną Kriaunų parapijoje, Petriešiūnų kaime, ūkininkų Marijonos Janulionytės ir Antano Garolio šeimoje gimė Jeronimas Grigalius Garolis, būsimasis nepriklausomos Lietuvos armijos kūrėjas savanoris, karo lakūnas, majoras, išskirtinė asmenybė, tarpukariu garsinusi Lietuvos karo aviaciją ir Lietuvą. Aviacija mane traukė iš pat pirmųjų jaunystės dienų. Tačiau ji mums visiems civiliams atrodė nepaprastas dalykas, tarsi didingas ir nepasiekiamas, jog svajojome būti su ja artimesni pažįstami ir niekad nedrįsdavome galvoti, kad patys galime būti skrenda žmonės. Pasinaudojame išskirtinę galimybę ir pateikėme jums Jono Dovydaičio užrašytus Jeronimo Garolio prisiminimus, kuriuose taip atgyja ne tik mūsų kraštietis, bet ir to laikmečio nepriklausomos Lietuvos karo aviacijos istorija ir svarbiausia asmenybės. Būsimasis lakūnas lankė Lašų pradžios mokyklą. 1914 metais prasideda Pirmas pasaulinis karas, o jau 1915 Jeronimas Garolis su artimaisiais traukėsi į Rusijos gilumą. Apsistoja Peterburge, vėliau Voroneže, kuris tampa lietuvybės židiniu. Šiame mieste įkuriama lietuvių gimnazija. Gimnazijoje susibūrė tvirčiausias ir geriausias lietuviškas jaunimas, iš kurio išaugs būsimoji nepriklausomos Lietuvos karo lakūnų karta – Vytautas Rauba, Juozas Kumpis ir mūsų kraštietis Jeronimas Garolis. Didžiojo karo metu per atostogas nuvykdavau pas tetą, taip pat pasitraukusią į Rusiją. Ten prie jos namų buvo aviacijos mokykla, angarai ir aerodromas. Nuo ryto iki vakaro jame kilo ir leidosi nepaprasčiausių formų lėktuvai. Per visas dienas aš būdavau prie aerodromo, namo pareidavau tik užvalgyti ir išsimiegoti. Įsižiūrėjau į visus lakūnus, pažinau visus aparatus, supratau, kas ir kaip daroma, norint kilti ir leistis. Su šia būsimojo lakūno patirtimi Pirmajam pasauliniam karui baigiantis laukia sunkus grįžimas iš Rusijos į Lietuvą, kurioje taip pat šeimininkauja bolševikai. Lietuvos kariuomenė stūmė visų frontų bolševikus Dauguvos link. Vos tik mūsų kaimo priešas išėjo ir atsirado savieji, aš išėjau su jais. Visas mano mokslas tetruko 30 minučių. Virtau fronto kareivių. Paskyrė telefonistu ir užsodino narklio. Įdavė pėstininkų rusišką šautuvą. Vieną ankstų rytą išgirdome lėktuvų motoro garsus. Išsiveržėme laukan ir tuoj pamatėme giedrumoje maždaug 1500 metrų aukštį lėktuvus. Lėktuvai, mūsų lėktuvai. Stovėjome užsivertę galvas į vyrus, kurie buvo toli ir aukštai nuo mūsų. Savi. Kažkas nelaukto ir didingo. Pirmą kartą pamačiau savuosius lėktuvus.
Ir niekada taip ryškiai nepajutome lėktuvo galios kaip tada, kad vien tik jų pasirodymas jau ten tolumoje esantiems mūsų priešams sukėlė baimės ir silpnumo jausmą. Paskui su baterija išvykau Bermontininkų frontan. Čia pirmą kartą rankomis pačiupinėjau lėktuvą. Mano viena iš didelių svajonių išsipildė. Aš pats nusiritau nuo arklio ir įlipau niekiek nedelsdamas lėktuvan, net jo sėdynę nesirauščiau. Šiauliuose sutikau Kumpį ir Šenbergą. Vienas jų buvo klasės draugas. Žiūrėjau į jų aviatorišką išvaizdą ir turiu pripažinti, pajutau didelį pavydą. Kodėlgi aš nesu aviacijoje? 1920 metais sausio mėnesį išvykau karo mokyklon. Skubiu tempu ją baigėm Kaune, Vilniuje pradėję. 1920 metais vasario mėnesio 4 dieną jau pirmą kartą pakylu oran. Skrendu į perskridimus. Pasiskraidau aplink aerodromą diena iš dienos. Lėktuvas ir skridimai įauga į širdį taip, kad be skraidimų nėra geros dienos. Kartą iš dirbtuvių atgabeno CL. Pradedam bėgti aerodromu, atsiplėšiam, viskas kaip reikiant. Mašina staiga krypt jau būdama ore. Greit pasisuku, nes ji dar daugiau svyra. Čia pat visai virsta ant sparno ir trach. Duslus lūžimo garsas. Sukrečiantis smūgis ir kažkokia trumpa tyla. Nukritome ir čia pat iš motoro pamatau sužibančią ugnį. Kapitonas Hikse taip pat iššoko. Mašina šniokščia degdama. Jei mes būtume pakilę aukščiau porą 10 metrų ir įvykus visa ši istorija, mūsų reikalas, manau, gana aiškiai būtų pasibaigęs. Nieko šiandien netektų ir pasakoti. Pastebėjau, kad likimas Jeronimui Garoliui visada buvo palankus. Ir ne tik šį kartą. Vėliau drąsaus lakūno lauks ne vienas išbandymas, kuris nuo mirties jį teskyrė viena dalelė sekundės ar dėkingos apvaizdos. 1922 m. Liepos 15 diena, kaip ir visiems lakūnams, taip ir man atmintiniausias skridimas. Pirmas savarankiškas. Instruktorius išsikraustė iš sėdynės ir paliko mane vieną. Gali skristi. Viskas ėjo puikiai. Jaučiausi kitas žmogus. Dabar būsiu pilotas. To labiausiai troškau aviacijos tarnyboje. 1923 metais turėjau jau 207 valandas ore. Netrukus aš gavau greitosios pagalbos vardą. Taip draugai ir stengdavosi mane vadinti. Įsižiūrėjo į mane vadas ir vis siunčia pagalbon. Išskrido perskridimas. Po valandos skambina ir praneša apie priverstinį nutupimą. Išskrido kitas, nutrūko vamsdelis, nusileido, nuskrendu, nuvežu reikalingų dalykų. 1928 m. pavasarį gaunu naują paskyrimą – instruktuoti naujai ruošiamus lakūnus. Dabar turėjau skraidimo sugebėjimus ir jausmą įkūnyti kitiems. Instruktavimą nutraukdavo gelbėjimai. Turiu pažymėti, kad 1929 metais gavau iš Tarptautinės gelbėjimo lygos Paryžiuje 1 laipsnio aukso medalį už jūroje įšalusios įgulos gelbėjimą. Mano ir mano lakūnų žygis į jūrą buvo aprašytas ir užsienio spaudoje. Jeronimas buvo pirmasis lietuvis lakūnas, parašiutu išsigelbėjęs iš krintančio lėktuvo. Paskui atėjo naujieji aparatai. Kartu su jais aviacija įsigijo ir didelį skaičių parašiutų. Parašiutas buvo didelė naujienybė. Senieji užsigrūdinę lakūną juokėsi. Nenumirėm iki šiol be jo, gyvensim be jo ir toliau. Bet pasirodo taip nebuvo. Skridau su savo eskadrilės lakūnu Nastaru. Mašina šoktelėjo, lyg apsiverčiau per galvą ir mes šmėkliškai puolame žemyn. Akimirksniu supratau, mes suktuke, su sunkia ir didelė mašina suktuke. Instinktas ir prieš matomą žemę šaukia, kad nė sekundės negalime sugaišti. Atsisuku atgal, surinku Nastorui, ranka dar sugriebęs diržo sagtį, laisvą galą metu už savęs iš mašinos, kuri lakūno neklauso.
Spaudimas didelis, bet išsiplėšiu iš sėdynės. Apsisuku nuo atsidarančio parašiuto smūgio. Pasisuku galvą, kurgi antrasis parašiutas ir jau bloškiu su geroku smūgiu į žemę. Vėl tyla, begalinė tyla. Už 10 žingsnių pamatau žalumoje beformę krūvą iš puikiojo mano lėktuvo. Bėgu artyn. Pro liemens sutrintus rėmus pamatau nuo staro kombinzono. Sunkumas suspaudžia širdį. Aš buvau laimingesnis sekundę ar pusantros. Žiūriu, vis dar netikėdamas tąją nuostabą. Taip greita ir tokia šiurpia akimirka. Paskui mane išsiuntė 10 mėnesių Italijoje į lakūnų kapitonų kursus. Tūkstantis 1924 metais Jeronimas Garolis sukuria šeimą. Žmona Elžbieta Svečinaitė, o šeimoje auga dukra Jolanta ir sūnus Andrius Vytis. Gimtinė Jeronimą traukia tarsi magnetas. Išlikusiose nuotraukose šiltas bendravimas su gimto kaimo žmonėmis, artimaisiais, vakarojimai kartu stebint vasaros saulėlydžius ar dalyvavimas ūkio darbuose kartu su mylimu broliu Antanu ir seserimi Elena. Lašų kaimo senbuviai kaip legenda pasakodavo apie praskrendantį lėktuvą ir iš jo metamą saldainių maišą su prierašu. Išdalinkite mokiniams, nes aš mokiausi Lašų mokykloje. 1932 metais mane išsiuntė 10 mėnesių Italijoje į lakūnų kapitonų kursus. Tais pačiais metais man suteiktas majoro laipsnis. Buvau paskirtas 6-osios žvalgybos eskadrilės vadu. Jis vienas iš didžiausių rėmėjų skrydžio per Atlantą mūsų vyrų, Dariaus ir Girėno. Ir tai liudija labai buhalteriškai tiksliai Amerikos šitoj knygoje Čikagos išleistoj 1935 metais. Kiekvienas doleris suskaičiuotas ir Lietuvos gyventojų, ir Amerikoje gyvenančių lietuvių. Jos mama Garolytė Zofija, kuri tenka pusseserė ir pusbrolis su Jeronimu Garoliu, kad jis mokėjo 4 kalbas. Tai yra italų, vokiečių, lenkų ir rusų, teisingai, taip, kadangi mokosi taip. Tai tikrai asmenybė yra labai įdomi. 1934 m. birželio mėnesį turėjau 1000 savarankiškų valandų ore. Su tokiu stažu tada aviacijoje buvo nedaug žmonių. Vėliau išėjau iš karo aviacijos į atsargą. Skraidyti jau teko aeroklube. 1934 m. birželio 7 d. dalyvavo nepavykusiame valstybinėme perversme, kurį organizavo Augustinas Voldemaras, todėl buvo atleistas iš karo aviacijos. Netikėtai pasukęs į civilinę aviaciją, Jeronimas Garolis vėl stebina savo sugebėjimais. Jeronimas Garolis nuo pat mažumės domėjosi karo aviacija, tiksliau, aviacija bendrai. Jos tiesiog idėja aviacijos, taip norų skristi ir jis tikslingai jos siekia. Mes galime didžiuotis jo anūkės perduota nemaža kolekcija, tai yra nuotraukos ir įvairūs dokumentai. Tai tie dokumentai yra susiję būtent su karo aviacijos tarnyba, tai yra rankraštis 6 lapų, rankraštis būtent apie karo aviaciją, kur mes galime užtikti ne tik būtent apie Jeronimo, būtent tos, ką jisai veikia, kaip viskas klostėsi jo karjeroje, bet ir kitus to meto žymius lakūnus galime aptikti aprašytus, būtent, kad jisai pirmasis įsigelbėjo su parašiutu Salvator, tai irgi toks vis tiek įsirašęs į istoriją iškrentančio lėktuvo, aviacijos draugų, vadinamas greitąja pagalba. Tai dėl to, kad visą laiką buvo siunčiamas padėti savo tarnybos draugams, savo
savo, kaip sakant, ir grupiokam, ir draugam, kad jeigu kažkas atsitiko, ar avarijos, ar kažkas, jisai skubėdavo jam padėti ir iškart kila klausimas, o kodėl, nes jis puikiai valdė lėktuvą, jisai būtent mokėjo nutūpti pačiom sudėtingiausiom sąlygom, nutupdyti lėktuvą. O tuo laikotarpiu jis išbandė vieną labai įdomų skraidantį aparatą, tai autožyrą. Tai tas autožyras dar kitaip vadinamas malūnsparniu. Tai jis ne tik jį išbandė pirmą kartą, bet ir pirmasis jisai jį atskraidino iš Anglijos. Na, o vėliau šį aparatą, dar taip vadinamą autožyrų, jį rodė per aviacijos šventes ar skraidino gyventojus. Skraidęs malūnsparniu. Pabaltijai tik viena Lietuva turi tokį pabūklą, todėl visur teko malūnsparnį atskirai demonstruoti. Helsinkį nusileidome karinėme aerodrome. Visur girdėjome pageidavimų parodyti malūnsparnį, todėl kai atvyko žurnalistai ir paprašė skristi Helsinkin ir nusileisti vienon miesto aikštėn, sutikau. Didžiulė minia jau laukia mūsų. Nusileisti nusileidau lengvai, bet kai žemėje apsidairiau, pasidarė truputį nejauku. Priešais buvo 8 aukštų namas, o aikštelė vis tik nedidelė ir malūnsparniu ji vis tik sunkiai įkandama. Kilimui išvertė 3 stulpus. Didžiulis namas dvelkė nedraugiškumu. Malūnsparnis atsiplėšė, kiek palipo, bet prieš namus pasibaigė greitis. Įsmeigiau akis į daugybę langų, suspaudžiau vairalazdą ir pajutau, kad mašina nė nebando kilti, taip ir kabu. Visas reikalas, aiškiai prisimenu, buvo pakabintas ant vieno plaukelio. Mano laimiai, šis plaukelis buvo dar tiek stiprus, kad aš šiaip taip iš ten išsprukau. Lengviau pasidarė, kai raudoni stogai atsidūrė ne priešais ir aukščiau, bet apačioje žemai. Malūnsparnio garbė Suomių akyse buvo išlaikyta, nors retą žinojom, kokioj būsenoj mudu tada buvom. 1940 m. sovietinės okupacijos išvakarėse Jeronimas Garolis Kauno aeroklubo vadovas. Okupavus Lietuvą iš šių pareigų pasitraukė. Aktyviai dalyvauja 1941 m. birželio sukilime. Šis birželis tragiškas visai Garolių šeimai. Pirmąją karo dieną žūsta sesers vyras, aviacijos technikas Vytautas Briedis. Gimtinėje Petrešiūnų kaime sovietinių aktyvistų nužudomas Jeronimo brolis Antanas. Šiandien brolio žūties vietoje auga didžiulis ąžuolas, primindamas žuvusį Antaną ir tragišką 1941 m. birželį, skaudžiai palietusi Petrešiūnų ir Lašų kaimus. Kartu su Antanu tada buvo nužudyti broliai Juozas ir Pranciškus Pumpučiai, Jonas Pranckūnas. Mano akim, vaiko akim, tai jisai diktokas ir žinoma, ir aukštesnis, atrodė man normalaus ūgio, aukštas, o praktiškai vat ir nuotraukai, kur yra vat prie lėktuvo šone stovi, mažesnis už visus kitus. Tai aš prisimenu jį tik tai tada, kai jis atsisveikinti atvažiavo. 44 metai. Taip, vat tada aš jį prisimenu. O anksčiau aš neprisimenu, aš jau pirmasis buvau. Apėjo upelį, sodybą, upelį, apėjo, paskiau pakrovė grūdus ir nuvažiavom į Pakriaunio malūną. Malūno vedėjas buvo jo draugas. Atvažiuodavo pas jį atostogauti į tą dvarelį. Nu ir buvo didžiulės eilės grūdų malti,
Bet kai čia jau Garolis, tai beilės jam sumalė ir naktį grįžo jau su miltais. Vokiečių okupacijos metais Jeronimas Garolis Prienų alaus daryklos vadovas, vėliau Prienų miesto burmistras. Nežinau, ką širdyje išgyveno 1944 m. vasarą Jeronimas Garolis su šeima palikdamas Lietuvą. Prieš paliekant tėvynę Jeronimas Garolis kartu su dukra Jolanta arklio traukiamu vežimu keliauja Balbieriškio kryptimi. Patikimo gyrininko tokioje sodyboje paslėpė asmeninį archyvą. Kas jame? Intriga. Gal dar įmanoma jį surasti? Karo pabaiga Vokietijoje. Per aviacijos bombardavimus žūsta mylimas sūnus Andrius Vytis. Pokariu gyvenimas karo pabėgėlių stovykloje Vokietijoje. Jeronimas su šeimyna dingo ir dingo. Vat šitą Amerikoje yra Janulionių, tenai buvo daugiau, motinos ten pažįstamų Amerikoje buvo, susirašinėjo su jais. Jeronimo nėra, niekur nėra, nei Amerikoje, nei niekur, dingęs. Ir kol buvo šita represinė valdžia, jis buvo dingęs. Ir paskiau, kai jau Stalinas numirė, čia toks atšilimas pasidarė, tada amerikonai parašė, kad yra Jeronimas, tik Australijai. Nu tai tada motina parašė, kad būtinai duokit adresą. Nu ir va tada pradėjom susirašinėti. Jau nuo atšilimo šito. O taip jisai žinojo rusų charakterį. Prasislapstė pirmąją valdžią tarybinę. Nu tai užsislapsino, niekam neįrašė, nei niekur nieko. Kad nepakenkt mum. 1949 metais Jeronimas Garolis su šeima iškeliauja į tolimąją Australiją, jiems tapusią antraisiais namais ir amžinojo poilsio vieta. Seneliai taip iš mažens atsimenu, todėl kad jis jau 72 ar 3 mirė, svajonės apie Lietuvą ir gal į grįžimą ir žinai, gal vėl su lėktuvu kur nors skraidyti, bet aš manau, jau visi žinojo, kad jau to nebus. Paskutinį kartą buvau su vaikais ir su tėveliais 94 metais. Tai čia buvo, aš pirmą kartą į Lietuvą atvažiavau ir man taip keista buvo, kad atskridom į Vilnių ir pirmą kartą į Lietuvą ir lėktuvas leidžiasi ir mama ir aš pradėjom verkti ir apsikabinti. O, grįžtam. Ir tada aš pagalvoju, nu, kaip keista, aš niekad čia nebuvau. Bet man toks jausmas yra, kad grįžtam ir kaip smagu ir kaip linksma. Tai buvo keista, bet labai gražu. Tai šaknis jaučiasi.
randu saldainių. Žiūri, čia saldainiai. Iš dangaus iškrito daug saldainių. Oho, mokykloj randu saldainių.